Na, sakykime, girdėta, bet gal neįprastinė tema, būtent apie sumanių kaimų strategijas, apie jų projektavimą, apie pokyčio planavimą ir panašiai. Tai mes šiandieną turėsime du pranešimus. Vienas, kurį skaitysiu aš, apie pačias strategijas, jų tikslus, problematiką, rezultatų planavimą, ką jau ir minėjau. Antrą pranešimą paskaitys mokėjimo agentūros turbūt Aida Bražinytė. Tai daugiau apie pasitaikančias klaidas po pirmo kvietimo, nes jau įvyko pirmasis kvietimas, mes turime tam tikrų praktikų jau tokių pirminių, pirmųjų įžvalgų, kas ne visai pavyko, kur tikėjomės daugiau, bet nesulaukėme, jūs tikėjotės kitaip, bet irgi gal nusivylėte. Tai pakalbėti apie tas praktinės detalės, kurių pritrūko sėkmingam kvietimui, nes turėjome kvietime 6 paraiškas, dalis jų atkrito, tiesiog atsiėmė pačios VVG paraiškas, kita dalis vertinama, ne visai sklandžiai galbūt, bet, žodžiu, naujas pirmas blynas, kaip sakyt, turbūt prisvylęs. Matome iš to, kad pritrūko turbūt ir pasirinkimo laiko, šiek tiek pritrūko ir žinių arba susikalbėjimo tam tikro. Tai šitie mokymai tam ir skirti, geriau pasiruošti antrajam kvietimui, kurį planuojame kovo mėnesį. Jisai startuoja, tai tikimės, kad jums pavyks geriau pasiruošti, išgirsti mus, mes išgirsime jūs ir galbūt jisai bus tikrai gerokai sėkmingesnis. Ir toliau jau mes spręsime tik detalės techninės problemas, o ne koncepcijos problemas. Tai aš subendrinsiu su jumis skaidres, kadangi vis tiek jūsų nelabai matysiu rankų ar klausimų, tai galim sutarti tada taip, kad jeigu matote poreikį kažkur sustoti, tai tiesiog įsijunkit mikrofoną arba Jelena su Agne, mano kolegės, šiandien padės man suvaldyti, galim sustoti ir pasikalbėti, pasitarti, nes mokymai, supraskit, šiandien yra ne visai formalūs, jie yra skirti išmokti ir išsiaiškinti tam tikras detalės ar sunkias vietas sumaniųjų kaimų strategijų. Tai tikrai nesitikim iš jūsų formalaus mokyklinio išklausimo, o tokio gero dialogo, diskusijos ir aišku, galbūt ir praktinių klausimų ir panašiai. Dar kas turbūt svarbu paminėti, kad iš praktikos po pirmojo kvietimo, iš jūsų užduotų klausimų elektroniniu paštu ir susitikimų metu, konsultacijų vykusių metu, taip pat po šios diskusijos, po šių mokymų, mes planuojame suformuotis jau parengtas, yra dabar derinimo stadijoje, dar papildysime galbūt sumanių kaimų duką, tokį kaip ir turite lyderio priemonėje, apie tokius dažniausiai pasitaikančius klausimus. Jame numatome aiškiai paaiškinti visus atrankos kriterijus, kur irgi buvo tam tikrų nesusikalbėjimo arba nevisiško supratimo. Ir jį papildysime ir pildysime nuosekliai visą laiką ir galėsite ten rasti daug atsakymų į jums kylančius klausimus pasirinkimo etape. Ir vėliau, aišku, įgyvendinimą. Tai pamėginsiu dabar pabendrinti. Čia tokių turiu išorinių garsų iš lauko ir už pienų, tai nekreipkite dėmesio, bandysiu garsiai kalbėti, garsiai visą laiką kalbu, tai matyt, kad pavyks ir šį kartą pakalbėti garsiau. Tai kągi, tada galim startuoti. Taip. Tai sumanusis kaimas. Pradedam turbūt nuo pradžių, kad visi išgirstumėm pačią pagrindinę informaciją, kurią turbūt skaitėte, gal ne iki galo įsiskaitėte, bet daugiau ar mažiau
tematiniu požiūriu visos 6 strategijos jos atliepia sumanaus kaimo bendrą koncepciją, bendrus principus, į tikslą, kad vis tik sumanus kaimas, jisai skirtas pagerinti žmonėm gyvenimo kokybę, bet skirtingai nuo lyderio, sumanaus kaimo atveju reikia daug išradimų, daug naujovių, daug technologinių sprendimų. Ir kas turbūt svarbiausias dalykas, ko ir man asmeniškai pritrūko, tai labai gilios partnerystės. Tai reiškia pokalbio iš apačios. Kaip bebūtų keista, bet mano vertinimo sumanus kaimas yra komunikacinė pirmiausia priemonė, skirta kalbėti su žmonėmis, tartis su jais ir tik vėliau konstruoti sumanaus kaimo strategiją iš visų tų pokalbių, iš išgirstų nusiskundimų, iš iškeltų problemų, iš galbūt net iš stipriųjų pusių įvardyjimo, formuoti sumanaus kaimo strategijos temą, vėliau atitinkamai formuoti tikslus, problematiką ir galimus veiksmus. Kai kuriais atvejais vertinant jūsų, nevertinant, vertino agentūrą, bet skaitant jūsų strategijas, pasimatė tas toksai, žinot, lyderio efektas, kur strategija yra kaip pagrindinis strateginis dokumentas, o projektėliai jie tiesiog eina į bendrus tikslus, vienaip ar kitaip organizuojasi atskirai ir prisideda prie strategijos įgyvendinimo rezultato rodikliais. Tuo tarpu sumanaus kaimo strategija jinai yra nedaloma, jinai turi būti vienalytė sistema, kuri eina į vieną konkretų tikslą. Veiklos planavimas. Tai vienas svarbiausių dalykų, kurį, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, matyt, kad vis tik tai šitame sūkuryje darbų, kai vyko aktyvus strategijų pasirengimas lyderio, kuris atima tikrai didžiąją dalį visų vietos veiklos grupių laiko ir atitinkamai jūsų vietos veikėjų, kurie irgi planuoja savo projektus, galvoja apie investicijas tam tikras. Tai veiklos planavimas buvo viena iš silpniausių vietų, vertinant strategijas. Ir šitą vietą reikia labai sustiprinti. Tai labai tikiuosi, kad šitie mokymai ir vėliau jums suteikiamos konsultacijos padės jums tinkamai susiplanuoti veiklą. Tai paraiškų teikimas, čia įvardintas kaip tokia ciklinė rodiklė, jis apie tai ir yra. Nes iš principo jūs pademonstravote pačiose strategijose labai skirtingus projektų pritraukimo, investicinių, tų mažųjų projektų pritraukimo būdus. Nė vienas jų nėra blogas, bet svarbu, kad kas ir iš nuogirdų atsigirdo, kad tai mums sunešė skirtingus projektus ir tada mes mėginam iš to sulipdyti strategiją, o viskas turėtų būti atvirkščiai. Planavimas turėtų prasidėti nuo to, kaip ir kalbėjau, nuo komunikacinės pusės. Reiškia, susirenkam visi, svarstom, galvojam, dėliojamės ir tik po to, kai mes visi įsivardinam ir sutarėm, kad yra tam tikrų problemų rūšių, kurių negali nespręsti, kurios tikrai labai trukdo, kad yra visos VVG teritorija, kuri yra labai silpna ir labai pažįsta, arba mes matome poreikį visai teritorijai padėti. Kai mes susitarėm tarp visų šitų partnerių, kad mums tas yra svarbu, tik tada, tik iš to išeinant, pradedamos planuoti investicijas. Tikiu, kad pasakysit, kokia čia utopija, gyvenime taip nevyksta. Taip, bet siekis vis tiek yra toksai. Ir pirmiausia, mes turime pradėti nuo pokalbio su savo vietos aktyviais žmonėmis. Čia turiu minty ir organizacijas, ir individualius asmenis, ir galbūt mokymosi ar mokslo įstaigą, tą pačią savivaldą, kompleksiškai tiesiog prieiti prie klausimo, tai kągi geriausio mes galėtumėm padaryti su šitomis lėšomis, kad sukurti pridėtinę vertę savo vietovėje. Biudžetas yra pats paskutiniausias dalykas, kurį reikėtų planuotis. Biudžetą šitam kvietimui mes turime gana nemažą. Jisai yra apie 10 milijonų eurų, nes likutis yra iš praeito kvietimo ir planas 25 lygiai taip pat.
Mes biudžetą įmetam visus pinigus likusius 4-5 metam ir jau kiek nepanaudosit, tiek keliaus į kitus kvietimus, toks principas biudžeto naudojimo, bet jūsų pinigai strategijai įgyvendinti yra paskutinis dalykas, ką jūs turėtumėte suplanuoti. Kas svarbu ir kur turbūt irgi tam tikras klaidingas matymas, sumanaus kaimo strategija parengta viena, jinai gali būti labai skirtingų apimčių, jinai gali būti labai maža, lokali ir apimanti tik tai vieną, paveikianti vieną sritį. Jinai gali būti labai didelė ir finansavimas, kuris skiriamas su viena paraiška strategijai, jo bus minimaliai užtektinai, bet jinai turi turėti vieną branduolį, vieną labai aiškią visumą. Tai vat šito branduolio dažniausiai mes ir pasigedome jūsų pateiktose strategijose. Tai paraiškų teikimas, žinot, startuoja nuo kovo 3 dienos ir baigsis balandžio 30. Biudžetą paminėjau 10 milijonų. Dabar pridėtinės vertės, sakykime, kryptis turbūt taip galima pavadinti, arba tiesiog mes vadinam sumanūs sprendimai. Čia mes kalbame apie pokytį, kuriamą pokytį ir jo rodiklius. Pridėtinė vertė, kurią sukuria strategija ir kiekvienas mažasis projektas, o jinai tikrai yra kiekviename mažame projekte, ją tik reikia surasti, atrakinti ir gražiai pademonstruoti paraiškoje, tai nėra rezultato rodikliai. Dažniausia klaida, kuri turbūt pasitaikė ir tas platesnio supratimo trūkumas buvo ta, kad mes pridėtinę vertę norėjom pamatuoti per rezultato rodiklius. Jeigu mes darome tam tikrą investiciją, konkrečią investiciją, nežinau, kuriame parką, tai parko vienetas bus rezultato rodiklis, o vertė yra tai, kas tuo parku naudosis, kaip mes jį tvarkysime, kokią naudą jisai neša, pavyzdžiui, mūsų aplinkai, gerai gyventojų savijautai, emociniai sveikatai ir taip toliau. Vertė yra toliau už investicijos ir rezultato rodiklio ribų. Sumanūs sprendimai, kurių mums irgi šiek tiek pritrūko, nes projektai, sakykime, taip vis tik labiau atitiktų lyderio dvasią, paprastų investicijų dvasią, paprastų projektų dvasią. Tai labai pritrūko mums ir skaitmeninių technologijų idėjų. Tai aš čia dabar priartinsiu. Bandau būti sumani, tai nelabai dar moku naudotis. Tai skaitmeninių technologijų idėjų, tai kad žmonės pajustų, kad ne vien primityviąją investiciją, kad paklojau kelią ir viskas išsisprendė, mano visos transporto problemos tikrai neišsisprendė. Man atrodo, kad galbūt transporto sistemos problematika išsispręstų, turint labai aiškę valdymo sistemą ir planavimų, maršrutų registravimo sistemą, negu kad kelias. Tai va čia reikia pereiti prie kito požiūrio truputėlį. Tai skaitmeninių technologijų panaudojant naujus atradimus, pasitelkiant galbūt IT specialistų, pasitelkiant mokymo specialistų. Mokslas, tai dar tik noriu patikslinti, nesigąsdinkit šito žodžiais, visą laiką visus labai pažeidžia. Mokslas yra kiekvienoje teritorijoje, kiekvienoje savivaldybei. Mes jį tik supraskim priartinti prie kaimų, kad bet kurios mokyklos, gimnazijos, progimnazijos, IT mokytojas, jisai yra tas technologijas, kur galėtume mes jį pritraukti ir galbūt sprendinį kažkokį atliepti. Iš vis bet kuri mokymo įstaiga turi žmonių, kurie yra kūrybingi ir galima su jais padirbėti prie skaitmeninių technologijų diegimo arba bent jau apsispręsti dėl kažkokios tikslaus sektoriaus. Nauji verslo modeliai, nes iš tiesų sulaukėm mes tų projektų jūsų strategijose, kurie yra visiškai standartiniai. Ta prasme, projektai galbūt susiję su labai tradicinėmis veiklos rūšimis, su tradicinėmis investicijomis atėjo,
bet tikėjomės tai tokių sumanesnių sprendimų. Vis tik tai partnerysčių įvairesnių, tarp didelio mažo, tarp vieno sektoriaus ir kito. Viešasis, sakykime, ir privatus, tai čia atrodo mums įgimtas jau šitas matymas, bet tokių partneriškų sprendimų jų kaip ir neatsirado ir naujų verslo idėjų neatsirado. Na, sakykime, buvo mėginimų neblogų, bet jie galbūt iki galo neišbaigti. Tai aš manyčiau, asmeniškai taip manau, kad matyt pritrūko vis tik tai laiko geriau pasiruošti ir apsvarstyti visas opcijas, kokios galėtų prisidėti prie strategijos, bet vis tik tai norėtųsi naujo požiūrio į verslo modelius. Būtent dėl to vietos veiklos grupės, dėl inovacijų ir kitokio požiūrio buvo pasitelktas Sumanių kaimų priemonė ir jinai nebuvo sukonstruota kaip primityviosios infrastruktūros tvarkymo priemonė, tarkim, lyginant su ta pačia kaimyninė Lenkija, kur viskas nuėjo tiesiog į paprastą infrastruktūrą. Jeigu kažkas kalba, tai išjunkite mikrofoną. Aš jūsų nematau, bet girdžiu. Partnerystė, tai jau ir pusė yra aptariau, kad iš tikrųjų partnerystė yra labai svarbu, nes Sumanių kaimų strategijoms mes norėjome tokio labai gilaus ir plataus požiūrio iš skirtingų kaimo gyventojų, gal taip plačiaja prasme sakysiu, nes ir valdžios žmogus yra gyventojas, ir verslo žmogus yra gyventojas, ir jie visi turi savo poreikių. Tai mes, kalbėdami apie partnerystę, nekalbame apie verslo investicijas verslui, bendruomenių investicijas bendruomenių veiklai, savivaldai, apie jos funkcijas. Mes kalbame apie tai, kaip visiems šitiems žmonėms kartu būtų patogiau, geriau apskritai gyventi kaime ir, aišku, turėti paslaugas, kurios yra būtinos tam gyvenimui patogesniam užsitikrinti. Tai tas bendradarbiavimas ir partnerystė plačiaja prasme, jie taip reikėtų ir suprasti. Žiedinė ekonomika. Tai žiedinės ekonomikos įmanumo elementas kažkaip tikėjausi, kad bus vienas turbūt paprasčiausiai išpildomų, paprasčiausiai turbūt įgyvendinamų, nes esate daug pažengę per 14-20 metų lyderio laikotarpį, kai kurie turėti ir bandomuosius sumaniuosius kaimus, ir ta beatliekinė gamyba, ciklo uždarimai gamybinių, visi aplinkosauginiai elementai, man atrodė, kad jie jums turėtų būti labai artimi, bet iš tikrųjų to žiediškumo arba tos bioekonomikos požymių buvo rasta mažiausiai visose strategijose. Čia jau neišskiriu nei vienos, nes, aišku, nekalbu apie tas, kurios nebuvo vertintos, atsimtos, nes jų ir nepačiupinėjom iš tikrųjų taip iš esmės. Tai iš tiesų tos žiedinės ekonomikos pritrūko labiausiai, nors vertinant dabartinę visą geopolitinę situaciją ir iššūkius, kurie kyla valstybinių lygmenių, ir maisto apsirūpinimas maistu, ir apsirūpinimas sveiku maistu, čia kaip ir dvi skirtingos temos, ir galų gale apsirūpinimas atsinaujinančia energija, ir prisitaikymas, kaip čia lokaliam išgyvenimui, čia apie saugumo klausimus mes kalbam, tai žiedinė ekonomika, jinai visus šitos principus ir visus tos tikslus gali apjungti, tai šito elemento iš tikrųjų mes neaptikome. Na ir kaip ir kalbėjau, išmaniosios energijos sistemos, tai tikrai labai svarbus dalykas, jų mėginimai tikrai pasimatė strategijose atskiruose projektuose, jie buvo, bet iš tiesų, na, gana tokie smulkus, nesukuriantis normalaus pokyčio, nei konkrečiai vietoviai lokaliai, nei visai teritorijai. Tai reikėtų vis tik tai daugiau dėmesio telkti į tai, kad išmaniai prisitaikyti, kaip čia pasakyti, individualizuoti tas energijos kanalus, kad iš tiesų kaimas būtų sumanus ir kuo labiau nepriklausomas. Tai čia tas kaimiškųjų vietovių savarankiškumo elementas,
taip pat bendruomenių atsparumo elementas, kai mes susirūpinę esame savo vietovę ir galime iš tiesų kaimiškose vietovėse susikurti savo ekosistemą, tokią, visiškai negali pasakyti uždarą, bet uždarą technologinę apsirūpinimo viskuo, įskaitant energiją prasme. Uždarą saugumo prasme. Tai jeigu jums reikėtų daugiau pagalbos planuojant sumaniuosius sprendinius, tai iš tikrųjų pačioj pabaigoje dar kartą pasidalinsim kontaktais, jūs tikrai galite ir galėsite ir ateityje kreiptis ir tartis dėl sumanumo elementų ir prašyti tiesiog į konsultaciją individualią pagal konkrečią strategiją. Kas svarbu, nuo ko pradėti? Pirmiausia, aišku, teritorijos analizė. Jūs ją jau turite, tai jūs jau iš tikrųjų vieną žingsnį peržengėte, nes visą teritorijos ir situacijos analizę ir SWOT analizę, SSGG, jūs atlikote su lyderio strategijomis. Tai ta revizija teritorijos lyg ir jinai atlikta. Tai šitą etapą mes neturime visiškai praleisti, mes turime sugrįžti į šitą etapą ir pakilnoti savo visus pasirengimo dokumentus, pasižiūrėti, kasgi ten iš tikrųjų buvo. Gal kažkur mes nesugebėjome atliepti tinkamai lyderio strategijas, nes jos irgi, kaip sakyti, ne visagalės. Galbūt ten liko elementų, kurie buvo labai unikalūs ir atrodė, kad bendrai koncepcijai ne visai tinkami, bet jie galėtų būti visai tinkami sumanių kaimų koncepcijai. Nes čia jau mes kalbame ne apie paprastumą, o apie tam tikrus išradimus. Išradimus, kaip veikti, išradimus, kaip investuoti, išradimus, kaip komunikuoti ir panašiai. Tai visas šitas pasirinkimo etapas, jis veda į tinkamos temos pasirinkimą. Prie temų dar apsistosime plačiau. Tai vat svarbus 3 elementai, kuriuos dabar matote skaidrėje, tai yra tema, problema ir tada tik tai tikslas. Pateiktose strategijose lyg ir visi šitie elementai buvo išskyrus problemą galbūt, bet jie buvo tokio platumo ir tokio neapibrėžtumo, kad iš tikrųjų nebuvo lengva nei projekto atrankos metu. Aš tikiu, kad tikrai privargo ir agentūros specialistai, suvokdami tai, kaip dabar viskas sudėti į vieną krūvą, ko pritrūko. Svarbiausias dalykas nebuvo bendro tikslo, nes lyg ir jisai suformuluotas, jisai skamba tinkamai, skamba gražiai, bet jis tokio globalumo tas tikslas, kad jisai net, sakykime, tinkamas galbūt visam strateginiam planui, bet ne konkrečiai sumanaus kaimo strategijai, nes neįmanoma viena strategija apriepti tiek daug visko. Na, tarkim, jeigu kalbame apie netinkamai suformuluotą tikslą arba netinkamai suformuluotą temą, tarkim, tvarumas. Savaime jis nėra blogis, viskas čia kaip ir labai gerai su tokia tema ir su tokiu pasirinkimu. Bet ką tai reiškia? Mes į tvarumą, turėdami tokią plačią temą, mes iš karto atitinkamai reaguojame. Iš karto atsiranda bet kokia investicija, bet koks projektas, kuris turi tvarumo elementų arba tvarumo tikslą labai skirtingose temose. Ir į strategiją sukrenta įvairių projektų ir investicijų ir veikėjų kratinys. Bet bendros širdies, bendros vizijos, bendro matymo tarp visų šitų projektų nebėra jungčių. Tai temos pasirinkimas toks yra labai klaidingas. Mes turime aplinkosauginę horizontalę temą, jinai tvarkoja. Aplinkosauginė tema, jūs puikiai žinot, jinai atsiskleidžia arba per vieną aplinkosauginį 100% projektą, arba jinai turi elementų kiekviename projekte. Jeigu mes kalbame apie tvarumo temą, mes turime išsigryninti, kokią problemą mes norime paveikti. Kas yra labai svarbu, tai tema yra gerai, bet svarbu įsivardinti bendrai problemą. Tai ką mes norim nuveikti
kartu su manimi kaimų strategiją, nes akivaizdu, kad su viena strategija mes tvarumo visoje savivaldybėje, taip sakykime, VVG teritorijoje arba konkrečioje teritorijoje mes niekaip nepaveiksim. Reiškia, leidžiamės žemyn, turim globalią idėją tvarumas, tinka, jau ją išsigryninom, tada leiskimės toliau, kokį tvarumą mes norime paveikti. Kas pas mus yra netvaru, kas pas mus yra blogai, arba kas yra pas mus gerai, bet norime dar geriau, tai prie kokios idėjos mes einame. Tai ir prie šitos problemos turi prisidėti kiekvienas projektas ir aišku pati VVG koordinuodama visus veiksmus. Jeigu kalbame apie pavyzdžius, vėliau tų pavyzdžių dar minėsime, tai turime, tarkim, pasirenkame iš SSGG veikimo lauką. Ar mes turime galimybę, bet jos iki galo neišnaudojame? Nu, tarkim, turime, nežinau, pramonės sektorius pas mus veikia teritorijoje, bet pramonė susiduria su problema, nėra darbuotojų. Pirmas dalykas, nėra kvalifikuotų darbuotojų. Na, čia lyg ir galėtų kažkaip jie spręsti per tą kvalifikaciją atsiveždami. Nėra ir paprastų darbuotojų. Tai reiškia, primityvių darbų darbininkų jų irgi trūksta. Žmonių nėra, jaunų žmonių nėra, besimokančių tokiai srityje nėra. Tai iš to ir formuluojame problemą, kad mes norime, kad verslas iš mūsų neišeitų, o galbūt mes norime, kad jų ateitų dar daugiau, bet mes neturime nieko. Neturime transporto infrastruktūros, reiškia sudėtinga pasiekti šitą darbo vietą. Mes neturime kompetencijų savo teritorijoje, reiškia, mes galime galvoti apie tai, kaip vis tik tai kartu komunikuojant su savivaldybė ir mokslu, mėginti šitą vietą ištaisyti. Mes trūkstame, tarkim, būsto tiems geriesiems specialistams, kurie galbūt galėtų čia ir net atsikrausti, atitinkamai mes trūkstame tada visos kitos socialinės ir kitos infrastruktūros. Tai vat iš tokios įvardintos problemos tada lipdosi, ką mes norėtumėm paveikti, ne atvirkščiai. Nes nieko neįžeidžiant, tikrai neįsižeiskit, analizę mes darėm pagal turimas strategijas, tai apie jas šiek tiek ir užsiminsiu, kai mes turime strategiją, kurioje yra šiek tiek turizmo, šiek tiek sveikatos, šiek tiek mokyklos infrastruktūros, šiek tiek to, tada tai ką mes čia norim padaryti su tokia strategija, apie ką šitą strategiją? Tai tada grįžti vėl į tikslą, žiūri, parašė jo visuomenės sveikata. Bet tai yra tokio bendro pobūdžio, kas konkrečiai. Ar čia mes kalbam, kad žmonės būtų sveiki? Ar mes kalbam, kad infrastruktūra medicininė būtų prieinama? Apie ką mes čia kalbam? Ir vat to ryšio strategijose kaip tik ir neatsiranda. Tai problema yra pats svarbiausias dalykas, kurį turite įsivardinti, išeidami iš savo, aišku, teritorijos analizės visų elementų. Ir tik tada iš viso to, ką čia prišnekėjau, formuluojamas tikslas. Nes tikslas jau turi būti orientuotas tiesiai į problemos sprendimą. Kad mes sugalvojame taip, mes norime sukurti gerą aplinką, pavyzdžiui, naujoms verslo ir pramonės investicijom mūsų teritorijoje. Tai toks, iš to pavyzdžio, ką dabar šnekėjau, toks tikslas galėtų būti. Bet negalėtų būti tikslas, kad mes norime išvystyti ekonomiką ir pagerinti gyvenimo kokybę kaime. Nes toks tikslas, jisai nepasako lygiai nieko, jis yra labai bendras, jis labai apskritas, jisai net ir per didelis, net ir, sakykime, vyriausybei, kuri ateina su 4 metų užduotimis konkrečiomis. Toks tikslas irgi yra per bendras, nes jisai pats savaime neatskleidžia. Tiksle turi atsirasti labai aiškios intencijos į rezultatą. Tai jeigu mes formuluojame tikslą, mes turime žinoti, kokią problemą paveiksime ir kokio rezultato mes tikimės. Čia dar kalbu apie rezultatą. Jeigu norit kažkur sustoti, tai nutraukit mane, aš jūsų tiesiog nematau.
Tai pavyzdys, va, čia yra pavyzdys, tai iš tiesų galima jį čia visaip kaip analizuoti. Mes čia susidėjome 4 skirtingus projektus ir čia yra tema vietos infrastruktūra, paslaugos, horizontali aplinkosauga, bet mes kalbam apie temą, kad mes orientuojamės į vietos infrastruktūrą ir paslaugas. Tada įsivardinam problemą. Neišvystytas vietos turizmas. Mes turim viską, pasižiūrėjom. Ir miškų, ir gražių vietų, ir galbūt mes turim kažkokių paslaugų, bet mums visko trūksta, taip? Tada iš to formuojame tikslą. Ir tik po to mes prieiname prie konkrečių projektų investicijų planavimo. Netgi greičiau prie investicijų ir tik paskui projektų idėjų formulavimo. Tai mes paprojektavome, tai jūs čia viską matote, aš nekartosiu, kas matosi ekrane, bet tai gali būti orientacija į viską. Mes, jeigu trūkstame turizmo, tai mūsų problema, kad mes turim gražią vietovę, bet neturime turistų. Neturime turistų, neturime pajamų. Neturime pajamų, atitinkamai negalime gerinti, neprirenkame mokesčių, nesurinkame pinigų, negalime gerinti savo gyvenimės kokybės toliau. Bet labai norėtumėm tą padaryti. Tai va, iš to ir prieiname, kad kažkas kuria, pavyzdžiui, apgyvendinimo vietas, kurių trūksta, nes turistai lyg ir atvažiuotų, bet paskambina paklausė, nėra kur apsistoti. Gerai, kuriame, kažkas vienas apsiima kurti gyvenimo vietas. Čia jau vėl prieiname. Neprieikime prie primityvių sprendimų. Yra įvairiausių dalymosi, ten kambarių, visokių įvairių jaunimo namų, ten dar kažkokių bendruomeninių namų. Galima sugalvoti įvairiausių apgyvendinimui pasiūlyti vietų. Vėlgi, tuomet mes kalbame gerai, pas mus galėtų atvažiuoti turistai su savo namais ant kupros, tai su kemperiais, tarkim, arba su palapinėm, bet kur jiems pasidėti. Mes neturim nei aikštelių kemperiams, mes neturim nei kempingų palapinėms su tam tikra infrastruktūra. Čia jau gali įsijungti vietos valdžia, nes jinai planuoja teritorijas, galbūt diskutuokim, galbūt jie įrengia dabar kemperiam infrastruktūrą palapinių. Tuomet mes kalbame gerai, kur šitie žmonės valgys. Mes nieko vėl neturime. Tuomet gali įsijungti bendruomenės ir sakyti, tai gerai, mes tada kuriame virtuvėlės, mes tą mokame daryti kuo puikiausiai, mes dar galime viską papuošti edukacijomis, tai bus ir tradicinis maistas, ir apskritai, ir dar plus pramoga, jau vėl prisijungia bendruomenė. Ir mes, sakykime, ten paskutinis NVO projektas, dar mes sukursim kokią jaunimo nevyriausybinę organizaciją arba jaunimas su mokyklomis įsijungia, kuria įvairiausius keliavimo po mūsų teritoriją, maršrutus, visokias ieško vietas, ženklina jas ir taip toliau. Visi šitie projektai, jie yra labai skirtingi, jo kiekvieno individualus tikslas, mažytis, visiškai siekia kitų investicijų, bet jie visi kartu eina į tą pačią vieną temą, nes jie nori sukurti pokytį, kad mūsų teritorijoje padaugėtų turistų, padaugėtų pinigų iš turizmo, kad mes galėtumėm plėtoti infrastruktūrą. Ir jie sueina į vieną paprastą problemą. Nu, čia ta problema yra gana tokia plati dar, sakykime, jinai gali būti dar siauresnė, dar mažesnė. Tam, kad jau ją, sakykime, ne tik kad paveikti problemą, bet ją ir išspręsti galbūt, jeigu mes dar siauresnį nepasirenkam. Ir visi jie veikia sutelktai, bet visi bando prisidėti prie tos pačios idėjos. Aišku, šalia visų šitų projektėlių mes iš karto turime galvoti ir apie aplinkosauginį elementą. Tai šitame projekte, tai čia iš vis nėra ką veikti, kaip sakyti, aplinkosauginį elementą pagalvoti. Čia gali būti ir atsinaujinančia energija kažkokiuose namukuose ir tvari infrastruktūra, tarkim, su sanitariniais kažkokiais mazgais ir panašiai. Ir bendruomeninė organizacija gali lygiai taip pat naudoti seną tradicinį būdą gaminti rankomis ir iš viso, nežinau, užkurti laužą galų gale žmonėm parodyti miestiečiam, kurie nesuvokė, kaip anksčiau žmonės gyveno ir naudojo ir krosnis ir panašiai. Tai galime čia visokių dalykų prisigalvoti ir tuos elementus paryškinti. Nes dabar kas atsitiko, tai žinot,
kažkurioje vietoje mes pastatysim kažkokią bateriją vieną, tai nėra tas pokytis, kurio mes iš tikrųjų siekiame. Tas pokytis turi būti reikšmingas teritorijai. Ir turite galvoti apie kiekvieno projekto indėlį į visos strategijos aplinką. Kaip mes tą strategiją papildysime. Tai čia jau šitus projektus aš prasileisiu, nes čia jūs galėsite pasižiūrėti, įrašas bus padarytas, mes galėsime jį paskelbti, galėsite pasikartoti patį mokymą, čia kiekvienas projektas aptartas. Aš norėjau, kad jūs vaizdą labiau matytumėt. Ir kasgi dabar, sumanios strategijos principas pagrindinis, ne? Kad tai yra skėtinis projektas. Tai jeigu mes dabar turime paprastą kiekvieną naudojimą lietsargį ir dalis stipinų yra išlūžę, tai lietsargis neatlieka savo funkcijas. Tas pats yra su šita strategija. Jeigu mes turime bent vieną projektą, kuris iškrenta iš bendro konteksto, jis lyg ir tinka, bet jisai nieko neprisideda, jis gali būti arba nebūti, taip turėtumėte ir matuoti tos projektus. Reiškia, tas lietsargis neveikia ir strategija mūsų neveikia. Tarkim, jeigu mes sakome, va, tą patį turizmo strategiją analizuojame ir mes į ją dar įdedame tiesiog, na, sakykime, ūkininką, kuris perka traktorių dar, plius. Ir mes turim taip ir pasimatuoti, įdėti tą ūkininką į strategiją, ką jisai pakeičia, nieko, išimti iš strategijos, kas pasikeičia, nieko. Bet jeigu mes įdėtume ūkininką su, tarkim, edukacija ūkiuose, tai jau būtų mūsų turizmo strategijos labai geras elementas. Tai būtų sumanu, nes tai būtų naujas verslumo būdas, sukurti, pavyzdžiui, tą patį agroturizmo elementą, kad ūkininkas kviečia aplankyti jo gyvulius, tarkim, arba galbūt suteikia galimybių keliaujančiam jaunimui, nežinau, paravėti kopūstų ar dar kažko, tai būtų jau visai kas kita. Tai tiesiog kiekvieną elementą įkraunant į strategiją, taip ne visai lietuviškai šneku, reikia pasižiūrėti, ką mes su juo atrandam ir ką mes prarastume, jeigu jo nebūtų. Bet būtent taip turėtų būti konstruojama, nes kaip ir minėjau, investicijos ir projektas yra pats paskutinis dalykas. Pirmiausia, vis tik tai turi būti problema ir numatomas pokytis, ką mes norim padaryti. Na, dabar apie remiamas veiklas dar šiek tiek pasikalbam, tai čia pasikartojimai turbūt. Tai visi žinote, kad sumanių kaimų strategija susideda iš dviejų skirtingų dalių, sakykim taip. Pirma yra dalis tai, kas remiama vietos veiklos grupėm, kurios yra ašis strategijos. Jos yra apjungėjos, pritraukėjos, komunikatorės, organizatorės, koordinatorės. Nežinau, čia viską privardinau. Vietos veiklos grupė yra ta ašis, aplink kurią turi apsilipdyti visi kiti žmonės, veikėjai, žaidėjai, organizacijos ir kurti strategiją. Taip, vietos veiklos grupė yra ir ta kraštinė, kuri neša atsakomybę už visą strategijos pridėtinę vertę ir tikslą. Dėl to manau, kad nusiminėt greičiausiai, kad ne visiems galbūt pavyko sustartuoti pirmų kvietimų sėkmingai, bet nusiminti visiškai nereikia, nes geriau sustartuoti protingai ir naudingai, negu sustartuoti bet kaip, bet sėkmingai. Tai iš tiesų VVG strategijoje yra pagrindinė ašis ir jinai reguliuoja visą eismą strategijoje, kas kur vyksta. Projektėliai, jie vykdo savo tikslus mažam burbule ir aišku, jie neša tą duoklę savo rezultatais ir savo pokyčių, neša į pačią strategiją, bet vieni be kitų nefunkcionuoja. Tai strategijos vystymas, valdymas, koordinavimas, gyventojų aktyvinimo elementas, kuris galbūt net galėtų ir atsirasti pirmoje eilutėje kaip pagrindinė užduotis vietos veiklos grupių. Ir aišku, visų dalyvių bendradarbiavimo apjungiamieji visi veiksmai
Tai yra labai svarbus dalykai, kuriuos vykdo VVG. Ir tai finansuojama iš sumanių kaimų strategijos pinigų, skiriant 12% iki 12%, kuriuos apmokam mes kaip fiksuotąją normą. Aišku, jie reikia pagrysti biudžeto projekto metodu. Tai viskas tas veikia ir turėtų veikti ir toliau. Dabar projektų vykdytojų remiamos veiklos, tai aš čia tik jums priminsiu, kad jie finansavimo intensyvumai yra surašyti, yra galimi pareiškėjai ir partneriai, bet teoriškai visas galimos veiklos, kurios yra numatytos ir lyder strategijose, ir yra ir numatytos ir sumanių kaimų strategijose, bet čia yra labai svarbu, jeigu mes lyder strategijas konstruojam per globalius tikslus ir per savo priemonės turimas, kurias konstruoja pati VVG, numato, jas planuoja biudžetus ir panašiai. Ir ten ateina pareiškėjai su partneriais ar be jų, kurie aplikuoja į konkrečią investiciją, tai sumanių kaimų strategija yra ne apie tai. Sumanių kaimų strategija vis tik yra apie tai, kad mes pirmiausia sugalvojame, ką norime padaryti ir tik paskui lipdome projektus, kviečiame žmonės sureaguoti ir bandome sukonstruoti investicijas taip, kaip reikia visam strategijos tikslui. Tai sumanių kaimų temas jūs greičiausiai visi žinote, tai jas galima rinktis įvairias. Čia ir atsinaujinančią energiją, ir IT sprendimai, ir žiedinė ekonomika, ir gyvenimo kokybės, ir gerinimas, paslaugų plėtra. Ta tema, bet sakau, įsišaukit į koją, pasirinkdami per didelę, per plačią temą, neįsivardinę konkrečios problemos ir neapsisprendę dėl pokyčių, kurį norite sukurti. Tai mes čia įdėjome jums irgi tų pavyzdžių, jie matyti jums greičiausiai ir iš ankstesnių pranešimų, bet sumanių kaimų temas, tarkim, ta pati pažangi infrastruktūra ir paslaugas. Tai čia reikėtų vis tik tai pagalvoti apie tai, kaip mes galime suteikti žmonėm prieigą prie paslaugų, pagerinti jų kokybę. Mes visi girdime turbūt ir viešoje erdvėje atsigirsta, kad taip trūksta pavėžėjimo paslaugų, šiek tiek lūžta ir sveikatos sistema, negarantuoja žmonėm greitos prieigos prie sveikatos paslaugų. Mokslo sistema, švietimo mokymosi mokslo sistema, jinai irgi ne visą laiką yra prieinama atokiai gyvenantiem, nepasiturinčių žmonių šeimom. Tai visa tai gali būti jūsų strategijos problematika ir tema. Ir ta pažangi infrastruktūra reiškia, kad jūs turite ieškoti ir surasti nestandartinį sprendimą. Ne pastatyti mokyklą kaimo vietovėje, bet galbūt rasti būdų, kaip garantuoti žmonėm nuotolinį mokymą, ypatingai tiem žmonėm, kurie negali daug važiuoti, negali nuomotis būstų kažkur brangiai miestuose ir panašiai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jūsų teritorija yra išskirtinė tuo, kad regionuose, kaimo vietovėse vis tik tai gyventojų mažėja. Nesakau, kad visur absoliučiai, kai kur daugėja, bet tas kai kur, tai mes vis tiek kalbame apie didžiųjų miestų priemiesčius, ten galbūt ir daugėja, bet tokiose vietovėse mažėja. Bet tiems sumažėjusiems, jiems reikia absoliučiai visko, ko reikia ir miestiečiai, ir arčiau miesto gyvenančiai. Taigi galvokit apie pažangumą ir tą infrastruktūrą pažangiais metodais. Tiesiog tarkitės su tuo, ko žmonėms iš tikrųjų reiktų. Aš suprantu, kad mes negalime įsteigti nuotolinės kokios prausimosi paslaugos, bet yra paslaugų, kurias mes galime organizuoti atokiai, bet užtikrinti jų kokybę ir prieinamumą. Taip, galbūt reikia ir fizinių kažkokių dalykų, bet IT sprendiniais mes galime valdyti tas paslaugas, kad kuo daugiau žmonių jomis pasinaudotų. Nes girdime irgi viešoje erdvėje atsiliepimų, e-sveikata, bet kokia puikia sistema, bet realybėj turbūt ne visai taip yra.
nes mieste gyvenantis žmogus, aš asmeniškai, tu turi laukti gydytojo paslaugos 2-3 mėnesius, jeigu tai yra specializuotas gydytojas. Tuo tarpu ateini į polikliniką ir matai, kad koridoriai tušti, atrodo, kad ten visi išmirė. Ką tai rodo? Tai rodo, kad paslauga, skaitmenizuota paslauga, elektroninė, su gerais tikslais, jinai neveikia, nes srautai vis tiek nesusivaldo. Eilės yra didelės, srautas pas gydytoją yra mažas. Tai vat, tai tokių sprendinių reikia paieškoti savo teritorijai naudingų. Vietos ekonomika, tas pats. Turime keisti požiūrį ir pereiti nuo paprastų tradicinių verslų. Juose nieko nėra blogo, bet palikime juos lyder priemoniai, ten įgyvendinti savo investicijas į plėtrą, sukurti naują verslą. Skatinkime žmonės ieškoti naujų idėjų, naujų verslų. Tai jūs ir turite tuos visus įrankius kaip vietos veiklos grupė, šitiek praktikų. Turite begalės užsienio partnerių. Ieškokit, žiūrėkit, nes tų platformų dalymosi, kažkokių įdomių veiklų, jų vis labiau prireikia. Čia jau tikrai galima pasijungti fantaziją, nes čia ištartuoja ir tos nemokamo apsinakvyninimo platformos. Galbūt yra kažkokių piligrimų takų, nežinau. Tai yra įdomiausių idėjų, iš ko galima ne užsidirbti milijoną, bet pragyventi oriai, užsidirbti pajamų ir suteikti dar pridėtinę vertę savo teritorijai. Aplinkosauga, aišku, ir klimatas, tai čia tikrai turbūt vinis, nes horizontali tema. Ir jinai turi būti atliepta kiekvienoje strategijoje, bet tas yra iš tiesų labai svarbu, nes jeigu mes žvelgime, dažnai turbūt pasianalizuoti jūs patys, kad mes čia kažką darome, kažko siekime, kiti nieko nedaro, bet jeigu kiekvienas nepradėsime veikti aplinkosaugos srityje, tai matyt pokytį labai sunku sukurti. Bet ko ir trūksta kaimiškose vietovėse, trūksta primityviosios infrastruktūros, taip sakykime, kad ir važiuojant, keliaujant, aš tikrai mėgstu automobiliu pakeliauti po vieną kitą Lietuvos pusę, pasiblaškyti. Žinot, kartais rasti kaimiškoje vietovėje šiukšlių dėžę, konteinerį, kad išsimesti šiukšles iš mašinos, tai yra iššūkis. Sustoti, kaip sakyt, gamtos šauksmui dar didesnis iššūkis, nes kažkaip neprisitaikė kaimo gyventojai prie tokių dalykų, matyt, mažiau to reikia, aš čia juokauju, aš šaržuoju, nekreipkite dėmesio, bet aišku, mes galim kalbėti apie paprastą kažkokį dalyką, mes galime kalbėti apie globalesnius dalykus, kai kalbame apie, tarkim, šalia kaimų arba kaimuose besikūrenčius pramonės verslo žemės ūkio įmonės, kurios irgi gali būti įvairiai veikiančios. Vienas teršia, kitos neteršia. Galima tokių sprendinių ieškoti ir bandyti pagelbėti mūsų upeliams, mūsų dirvožemiui, sakykime, galų gale galima tausoti energiją irgi kitaip. Tai dabar, kadangi žinau, kad Janina prisijungusi yra, tai jeigu jūsų strategijoje būtų, pavyzdžiui, idėja, kaip lietaus vandenį panaudoti antrą kartą, tai būtų tikrai aplinkosauginis elementas kuo puikiausias, jeigu mes kalbėtumėm vien apie vandenį, bet jūsų tema buvo tikrai gana plati užkabinta, tai turbūt dėl to tas susiklijavimas projektų ir neįvyko. Tai iš tiesų yra kur pagalvoti apie pačias temas ir apie temas dar kalbėdama noriu sustoti šiek tiek pereisiu paskui prie atrankos kriterijų, bet kas labai svarbu turbūt visiems užsifiksuoti, kad pokytis, kurį mes tikimės išgauti iš jūsų planavimų, jūs turėtumėte tikėtis išgauti iš mažųjų projektų savo teritorijai, tai nėra rezultato rodiklis,
rezultato rodiklis yra įvykio faktas dėl investicijos, pokytį jūs turite surasti ir susiplanuoti patys. Pokytis atsiras kiekviename projekte, kaip ir minėjau, bet kuris primityviausias pats projektas, jis gali turėti labai reikšmingą pokytį, jeigu mes jį tinkamai įkomponuosime į bendrą strategiją. Jeigu mes tą padarysime ištrauktai, tai ir pokytis bus labai ištrauktas ir bendram kontekste neturės jokio reikšmingumo, tai dėl to reikia pasivarginti jį atskleisti. Tai jeigu mes kalbam apie mano minėtą pavyzdį, lietaus vandens panaudojimas, tarkim, sakykime, viešų erdvių laistymui, tas girdėtas jums turbūt pavyzdys, tai rezultato rodiklis bus sukurta nauja sistema, greičiausiai jinai bus galbūt skaitmeniniu būdu apskaitoma, įdiegtas naujas sumanumo elementas, bet pokytis yra sutaupyto resurso kiekis. Tai kiekgi mes sutaupėm to vandens, kurį išleidžiame iš krano, reiškia, kiek mes sutaupėme antrą sykį panaudojame tą patį vandenį, gal antrą ir trečią sykį, kiek mes sutaupome elektros energijos, kad tą vandenį išstumti ir sugrūsti atgal, kiek mes sutaupome energijos, kad nuotekos būtų išvalytos, nes dažnu atveju bent jau aš, kadangi gyvenu Vilniuje, sistemos yra senos ir, pavyzdžiui, lietaus ir buitinių nuotekų sistema yra ta pati, tai kaip mes čia suveikiam. Pokytis yra tai, ką mes pasiekėm po mūsų investicijos. Ir tą pokytį, aišku, reikia logiškai ir aiškiai pagrįsti ir būtent iš pokyčio planavimo jūs pamatysite, kaip jums reikia IT specialistų, mokslo ir mokymo specialistų žinovų, kaip jums reikia jaunų žmonių, pamatysite, kaip jums tiesiog jų gyvybiškai reikia ir nereikės, sakykime, pritrauktai kažkaip bandyti juos integruoti į strategiją, kad atliepti atrankos kriterijų vieną ar kitą. Tai priėjom dabar ir prie atrankos kriterijų. Kaip ir minėjau, jūs turbūt jau su jais visais susipažinę, tai pirmiausia, skaitmeniniai sprendimai yra IT technologijos, pats pirmasis, tai čia balai gali būti suteikti tik tokiais atvejais, jeigu mes skatiname ir diegiame konkrečiai IT skaitmeninės sistemas, bet jos yra realios ir jos kuria pokytį, naudingą pokytį pačioje strategijoje. Tai kaip ir minėjau, įvairios programėlės, įvairūs valdymo sistemos, galbūt skaitmeninės apskaičiavimo ir taupimo sistemos. Tai visa tai tinka kaip IT iniciatyva ir už tai galima gauti balus. Bet pokytis su ta IT sistema turi būti reikšmingas jūsų strategijos tiksliniai grupiai žmonėms. Ne tiesiog dėl gražumo, kad mes kažką skaitmeninio padarysim, nežinau, bet jis turi būti tikrai atnešantis naudą. Tai jeigu mes sukūrėme, tarkim, transporto rezervavimo sistemą, kuri yra prieinama viešosiom įstaigom, kurios gali gelbėti įvairiem vyresnio amžiaus žmonėm, tai yra tas dalykas, už kurį balai galėtų būti suteikti. Jeigu mes sukūrėme tiesiog viešinimo informacinę svetainę, turbūt, kad mano vertinimu ne. Agentūra mane pataisyti, kaip jie vertintų, bet aš tikrai balų už tokią neduočiau. Tai turi būti aiškiai sistema orientuota į žmogų. Partnerystė. Tai tikrai, man atrodo, jums čia žinoma ir paprasta, bet tas tikrai labai svarbu, kad partnerių tas dalyvavimas ir įsitraukimas į strategiją įvairiais lygmenimis, jis būtų reikšmingas, jis nebūtų pritemptas, jis būtų, kaip čia pasakyti, savaime suprantamas dalykas. Nes dabar kartais mes skaitom įvairių tų projektų pridėta ir 5, ir 4, ir 7, visai kaip pridėta. Ir niekaip negali suprasti, tai kas bendro tarp visų šitų žmonių, kas visi šitie žmonės šitoj strategijai. O norėtųsi, kad skaitant strategiją,
nu, galima būtų tiesiog žingsnis po žingsnio įsitikinti, kad va, čia jau gerai, dar geriau, išvis gerai ir to tobulai ir visa strategija sulipusi, va, kaip šitas blynas laikomas 4 žmogeliukų, šita dėlionė, kurią jie sujungė, tai va taip turi atrodyti jūsų strategija. Aišku, dar svarbus elementas ir investuotojas, matėm mėginimų, aš tai tikrai labai džiaugiuosi asmeniškai, kad mėginimų pritraukti investuotoją vis tik tai atsirado, jų buvo, bet šiek tiek kitaip įsivaizdavau pati savo, kitaip ir tikėjomės planuodami investuotoją, vis tik norėjusi pritraukti daugiau investicijų į pačią strategiją, nežinau, tų pačių teritorijos alumnių, su idėjom, su IT sprendiniais ir panašiai. Mėginimai jūsų irgi nebuvo blogi, tokie jie gali būti, bet pritrūko, kaip ir sakau, to investuotojo įrišimo, įpinimo į bendrą strategijos vaizdą. Jis ten kažkaip vis man išklysdavo iš konteksto. Toks, žinot, kaip turim vieną pyragą ir plupt kažkur šone toks šokolado blynas. Tai va tas investuotojas, kur jau jisai buvo pritrauktas, jis atrodydavo va taip. O norėtųsi, kad jis būtų irgi ir į temą, ir į strategiją, ir į tikslą. Tai ta integracija investuotojai irgi nėra labai paprastas dalykas. Tai tikrai labai kviečiu, jeigu turėsite minčių ir idėjų šiam kvietimui, galite laisvai pasiskambinti, galim pasitarti, galim pagalvoti, ar iš vis jo reikia ir nereikia. Tiesiog pasikonsultuoti galite ir su mumis, jeigu aišku norit. Jeigu nenorit, tai manau, kad patys kuo puikiausiai viską suprasit. Mokslo ir mokymo įstaigos, na čia galiu jau neapsistoti labai plačiai, jų dalyvavimo reikia. Manau, kad jų dalyvavimas gali tikrai pagerinti pačios strategijos planavimo kokybę. Vis tik tai žmonės, kurie prisiliečia prie mokymosi, prie mokslo visą gyvenimą tame yra, jie geba gražiai įkomponuoti daug dalykų, tai reikėtų naudotis jų šitą kompetenciją. Manau, kad jų turit nemažai savo teritorijose, bet kas labai svarbu irgi paminėti, kad ta išdava pasinaudojimo mokslo arba pritraukimas mokslo mokymo žmonių, jis turi būti, kaip ir su investuotojais, turi būti labai aiškiai įkomponuotas visą strategiją ir kad skaitant strategiją norėtųsi, kad atsirastų mokslas ir jeigu jį randi, kad būtų gera nuo to, kad vis tik tai jisai čia yra. Net nežinau dar kokiais žodžiais pasakyti, bet iš tiesų, kad jis nebūtų kaip tas šokolado blynas ant visiškai kažkokio kitokio daikto, kur atrodo, kad jis lyg ir yra, bet lyg ir kam jisai čia iš visų pridėtas. Toks norisi neturėti to pritempimo, kaip sakyti, dėl atrankos kriterijų. Ir jaunimas, tai jaunimui primintukas, jaunimas, aišku, pas mus ir taip labai suspaustai, čia, sakykime, sumanių kaimų strategijų atrankoje įpintas, tai arba bent vienas jaunuolis iki 29 teikia projektą, tai yra tikrai menkas pokytis kaime, bet labai norėtųsi iš jūsų sulaukti ir jaunimo strategijos, visos jaunimo strategijos, kur jauni žmonės, jiems skirtos paslaugos kuriamos, jų pokytis, jiems reikšmingas pokytis yra kuriamas teritorijai. Tikiuosi, kad pavyks jums tą išgvildenti, bet aišku, mes turime kalbėti apie jaunus žmonės ir tikrai pabandykite nueiti nuo tų žaidimo aikštelių, sporto aikštelių. Aš žinau, kad jų reikia, bet tai yra paprasta investicija, ją galima realizuoti ir per tą patį lyder projektą, mažą jį leisti tam pačiam jaunimui sukurti. Pagalvokit apie tokią infrastruktūrą, tokias paslaugas jauniems žmonėms, integruodami juos pačius į jų kūrimą, kad jie
nukurtųsi su savo šeimomis toje teritorijoje ir jaustųsi pilnaverčiais gyventojais, sprendimų priėmėjais. Nes dabar skaitant, taip, tikslai yra prašyti, viskas tvarkoj, yra paminėta tikslinė grupė, dažniausiai projektuose, bet skaitai ir lieka poskonis, kad vėlgi mes kažką nuveiksim, lyg ir dėl tų jaunų žmonių, bet akivaizdu, kad galima po kelių metų pravažiuoti ir rasti tą infrastruktūrą nepanaudotą, nes nebus kas ją naudoja. Ieškoti sprendimų yra sunku, niekas nesako, kad čia lengva, bet vis tik matyti, kad VVG funkcija ir pareiga tą padaryti. Na ir viešos paslaugos, tai čia tikrai labai platus veikimo laukas ir manau, kad jums tikrai čia nereikia net pasakoti, apie ką mes čia kalbam, bet reikia kurti, modernizuoti paslaugų infrastruktūrą, nes taip, kaimuose jinai yra apmenkus, gerokai apmenkus ir matyt tik tai nevyriausybinės sektoriaus veiklos vedina, jinai gali kažkaip vienaip ar kitaip atgyti ir tiems žmonėms suteikti paslaugų prieinamumą, nes akivaizdu, kad vien tokio, kaip sakyti, nacionalinio ar savivaldybinio požiūrio į paslaugų prieinamumo didinimą nepakaks. Tai viskas jūsų rankose šitoj vietoj. Manau, kad Sumanių kaimų strategijų ta platforma, tokia bendrąja prasme kalbant, yra kaip tik puikiai galimybė susėsti prie vieno stalo pasikalbėti. Aplinkosaugos strategija jau nesikartosiu, jau daug kartų čia ir pasikartojo, kad visą laiką darant bet kurią investiciją sumaniuose kaimuose reikia galvoti apie žalią tikslą, apie aplinką ir aišku, tada nebus tikrai jums problematiška įvykdyti šitą atrankos kriterijų. Bet tikrai nueikime nuo tokių pritemptų dalykų. Jeigu nepavyksta visoje strategijoje, tai tikrai geriau galbūt pagalvoti apie vieną konkretų projektą, kuris bus visiškai aplinkosauginio tikslo, visiškai žalias, negu kad daryti tam tikrų mažųjų investicijų pritempimą, kad, čia kažką užklijuosiu, kažkokį tai ženkliuką ir čia jau bus. Ne, turi būti gerokai daugiau negu šiek tiek. Tai planuodami investicijas vis tik tai pagalvokite apie kiekvieno projekto didesnį aplinkosauginį tikslą. Tai nebūtinai turi būti, kaip čia pasakyti, tiesioginė ta žalia investicija. Jis gali būti ir turėtų galbūt būti žalia, bet gal ne visą laiką pavyksta. Bet pats tikslas turi vesti į tai, kad viskas aplinkosaugos požiūriu bus tik geriau. Tada galima net ir pokytį paplanuoti būtent aplinkosauginių požiūrį, dar kaip vieną papildomą elementą, ne tik bendrą strategijos pokytį, bet ir aplinkosauginį pokytį jūsų teritorijoje. Nu ir kągi, pabaiga artėja, tiek jūs prišnekėjau, net burna išdžiūvo. Na tai teisingai suplanuota strategija, tai yra ta strategija, kuri yra įtrauki. Tai čia yra, turbūt galima paraudoninti šitą žodį ir pabraukti, jinai turi būti įtrauki. Nes kai kur, galbūt aš klystu, man asmeniškai pasijuto požiūris iš viršaus, bet iš VVG viršaus. Ne iš ministerijos, ne iš savivaldybės, iš VVG viršaus. Man pritrūko žmonių įtraukumo, tas atsigirsta ir iš dabar mus pasiekiančių ten pretenzijų tam tikrų dėl Sumanių kaimų, kad mūsų paprašė, mes pateikėm, mus pakvietė, mes pateikėm. Tai įtrauki tai reiškia, kad pirmiausia atidirbam komunikacinį lauką visą, pasikalbam, nusprendžiam, o tada veikiam visi kartu. Nu ir aišku, didžiausia pridėtinė vertė teritorijai. Tas yra vienas svarbiausių elementų, kas turi įvykti po visų investicijų. Jeigu mes turime paprastą individualų tradicinį verslą,
kuris sukurs, kad ir sukurs tą vieną darbo vietą, mes pridėtinės vertės teritorijai nelabai sukursim. Mes tam žmogui pagelbėsim ir vienam ir kitam, vienas turės daugiau galbūt pajamų, gavęs investiciją, kitas turės darbo vietą. Bet pokytis teritoriniu požiūriu, į kurį mes darom investiciją, jisai nebus sukurtas. Tai bus ant tiek menka, kad net nėra apie ką kalbėti. Tai tiek iš manęs. Ačiū, kad klausėt. Čia yra kontaktai, dar kartą primenu, kas nežinote. Visais trimis galite susisiekti. Kviečiu tą padaryti. Pasinaudokite progą pasitarti. Manau, kad ir šitoje vietoje komunikuojant galima geriau paruošti strategiją. Tai dabar kągi, galim padiskutuoti, jeigu turėsit klausimų. Tai jeigu klausimų neturit, tada kviečiu turbūt Aidą jau pasiruošusi pristatyti savo pranešimą. Tai užleisiu tada jai mikrofoną ir ekraną. Tai sveiki visi. Nežinau, ar matot mano ekraną? Viską matom puikiai ir jūs ir ekraną prašome. Tai turbūt po tęsiant, Ilona, jūsų pasisakymą, dabar turėtume tiesiog atkreipti visų dėmesį, kad visas pranešimas, kuris skambėjo prieš tai, ir turimos šiandien dienai taisyklės ir taisyklių reikalavimai, juos kartu sudėjus į vieną vietą, tikrai dabar turim daug daugiau aiškumo, tiek mes, tiek klausantis vietos veiklos grupių nariai, tie, kas ruošiasi rengti, turi daugiau aiškumo ir turim galimybę pasiruošti dar geriau sekantiem kvietimam, reiškia, ir tolimesniam sėkmingam įgyvendinimui. Ką norėjau priminti ir pratęsiant Ilonos mintis apie tai, kad taisyklės pakankamai aiškiai aprašo skėtinį projektą kaip modelį, kad tik priminsiu visiems dar kartą atkreipti dėmesį ir išsiskaidžiusi dalis akcentuoti savo rengiant strategijas, kad turi būti pagrindinė problema, kuriami sumanūs kaimai turi. Sumanaus kaimo strategija turi būti kaip socialinė ekonominė sistema, vystymusi turi būti suinteresuotumas vietos gyventojų, siekiama turi būti padidinti vietovių patrauklumą, įtraukus ir bendradarbiaujantis projektas turėtų būti, naudojamos skaitmeninės technologijos taip pat ir į sisteminius pokyčius orientuotas. Pokyčius vėl čia akcentuojam, kaip ir ankstesniam pranešime buvo akcentuojama, tai sisteminiai pokyčiai ir sprendimai orientuoti į juos turėtų būti pagrindinis leitmotyvas visose strategijose, aiškiai suformuluojant specifinį vietos tikslą. Gerų dalykų kaip minėta, buvo pateiktos 6 strategijos, 31 projektas juose. Tai gerų dalykų turbūt ir pasidžiaugti galima bus dar įvertinus, dar vieną sekantį žingsnį padarius po sekančio kvietimo. Tikrai norėtųsi, kad po sekančio kvietimo galėtume tiesiog aptarti geruosius pavyzdžius ir juos, kaip sakyti, iškelti savo kaip kelrodės žvaigždės. O dabar turbūt trumpai pereisiu per tuos trūkumus, kas nutiko, ką mes pastebėjom, ką mes patys analizuodami, nagrinėdami atradom. Taigi strategijose iš esmės ne visose, bet apibendrinant. Tikrai nieko asmeniško ne apie visus. Tai strategijose netispindi tas skėtinis principas, kurį ką tik įvardinau. Pasirinktų temų gausa iš tikrųjų padarė tą darbą, kad taip ir liko neaiškus pagrindiniai strategijų tikslai. Bendro tikslo įvardymo problema aiški. Nėra įvardintų pačių problemų, kurias sprendžia vietos plėtros sumanių kaimų strategijos.
Kas labai sudėtingų padarė vertinimą ir turbūt supainiojo tiek pačius strategijų rengėjus, tiek paskui mus, tai kad strategijose teksto aprašymai buvo pakankamai platus ir labai bendrinio pobūdžio. Tai bendriniai lozunginiai sakiniai, iš kurių išpešti, atrasti tą vieną esminį kertinį dalyką, ką norima pasakyti šitą strategiją, koks jos yra tikslas, kokie jos yra tikslai, kokios siekiamybės, kokias problemas sprendžia, tikrai yra sudėtinga. Tai labai kviečiam rengiančius strategijas įmanomai trumpesniais ir aiškesniais sakiniais pasakyti keliais, nedauginant jų, pasakyti tai, kas iš tikrųjų yra esminio pagrindinio. Uždavinių nesuformulavimas ir neidentifikuotos tikslinės grupės taip pat buvo problema. Nėra susietumo tarp projektų, ką jau minėjo ir Ilona pradžioje. Tai yra atskiri projektai numatyti tikslui, atskiriem projektam numatyti tikslai niekaip nesusijungia į vieną strategijos tikslą. Tai pat toks matymas turbūt ir leidžia daryti prielaidą, kad vis tik strategijos buvo rengtos daugiau iš tų projektų, pradžiai surenkat tuos projektus, kokiegi čia jie yra, tada jau iš jų formuojant, klijuojant tą vieną strategiją, formuluojant tikslą vieną, sudedant rodiklius arba tiek produkto rodiklius, tiek kokybinius rodiklius į vieną vietą iš visų atskirų projektų. Ten, kur tose strategijose, kur buvo investuotojo prisidėjimas, tai jisai buvo nekonkretus, neapibrėžtas. Taip pat ir mokslo įstaigų dalyvavimas iš tikrųjų pasireiškia tuo, kad iš esmės tiesiog mokslo įstaiga įgyvendina projektą ir tai buvo fiksuojama kaip mokslo įstaigos prisidėjimas, kas turbūt nėra blogai, bet iš esmės tai neatspindi tos pačios sumanaus kaimo strategijos skėtinio projekto esmės. Kiti pastebėjimai, kas ir buvo minėta ankstesniam pranešime, tai kviečiam visus rengiančius strategijas pateikti rezultato rodiklių pagristumą, išskirti konkrečius rodiklius, kurie prisideda prie pačios strategijos vietos pačiuose projektuose. Nepateikti, tai yra pateikti ir suformuluoti pokyčio rodiklius, išskirti sumanumo elementus, juos akcentuoti pačioje strategijoje. Jeigu bus inovatyvumo elementų, juos taip pat išskirti atskirai ir parodyti, kaipgi tais inovatyvumo elementais vis tik tai siekiama bendro strategijos tikslo. Kalbant apie projektus, tai labai kviečiam surinktų projektų ir tais projektais, kuriais iš tikrųjų gyvendinamos bus strategijos, tai įsivertinti dar kartą pareiškėjų tinkamumą, vertinsim, aišku, žinoma, mes, nacionaliniai mokėjimo agentūroje, bet tiesiog atkreipti dėmesį į tuos taisyklių reikalavimus, nes puikiai žinom, kad taisyklėse nuostata yra labai paprasta. Jeigu netinkamas pareiškėjas yra vieno projekto vykdytojo, tai pagal taisyklės atitinkamai griūna visa strategija ir jinai negali būti toliau įgyvendinama ir teikiama kaip galima. Kiti dalykai, kokie turint vietos veiklos grupėms tokias didžiulės patirtis, vertinant projektus, analizuojant, tai iš tikrųjų labai yra apmaudu, kada projektai yra pateikti prašant finansavimo netinkamoms finansuoti išlaidoms, kada vertinant projektui randame, kad nepateikti komerciniai pasiūlymai arba komerciniai pasiūlymai pateikti asmenų, kurie neužsiima savo, tai nėra tiesioginė veikla, kuriai teikiamas komercinis pasiūlymas. Komerciniuose pasiūlymuose nėra aiškios ir vienodos detalizacijos,
komercinių pasiūlymų kokybę čia kalbu. Pridedamų dokumentų trūkumas, aišku, tai įvertinimo metu per paklausimus pavyksta susirinkti tos visus trūkstamus dokumentus, bet turbūt paskatinti projektų vykdytojus pateikti paraiškas taip, kad įmanomai visi dokumentai būtų pridėti, tai didelė būtų vertybė tiek vertinant, tiek suprantant pačią strategijos esmę per projektų vykdytojų projektus. Atskirais atvejais buvo netinkamai projekte numatytos bendrosios išlaidos. Verslo planų rengimo turbūt ir vėlgi turėtumėt priekaištų tai pačiai formai, bet forma veikia. Elementarios klaidos kartojosi per atskirus projektus, kai nėra užpildomos reikiamos dalis, kai netinkami ekonominiai gyvybingumo rodikliai, darbuotojų skaičius paraiškoje numatomas vienas, sakysim, verslo planuose paskaičiuoti kiti, elementarios matematinės klaidos, neaiški pačių paslaugų kainodara, tokie dalykai, kas iš tikrųjų atrodo elementarūs visiškai, griauna iš esmės visą strategiją. Tai įsivaizduokim, jeigu strategija atkeliauja su kokiais 5, 6, 7 projektais ir vieno projekto netinkamas vertinimas, kaip ir minėjau anksčiau, griauna visą strategiją ir toliau. Visas įdirbis, visas darbas gali būti nuvažiavęs toliau. Ta prasme, netinkamas. Jungtinės veiklos sutartys atskirais atvejais nebuvo tinkamai parengtos. Kiti pastebėjimai, tai aš tiesiog teksto pakankamai daug pagal taisyklės čia mes išrankėjom, bet akcentuoju tai, kas yra paraudoninta. Dar kartą, reikalingi aiškus ir pamatuoti pagrindiniai pokyčio rodikliai, reikalingas suderinamumas su ES horizontaliomis politikos sritimis, reikalinga atitiktis mažos arba vidutinės įmonės reikalavimams. Reikalinga, kad projektai turi atitikti sąlygas ir reikalavimus nustatytus socialinio verslo gairėse, jeigu tai yra socialinio verslo projektai. Elementarūs dalykai tokie, kad užtikrinama pakankama lėšų vienam ar kitam projektui įgyvendinti. Ir netgi visiškai paprasti dalykai, tai atkreiptinas dėmesys pareiškėjų, tiek ir strategijos rengėjų, kad tiek projektai, tiek pati strategija turėtų atitikti taisyklėse numatytą projektų įgyvendinimo terminą. Maža statistika apie pastabų kiekį, besikartojančių pastabų kiekį projektuose, tai pradedant pokyčio matavimo rodikliais, juos buvo sunku identifikuoti arba nebuvo įmanoma pamatuoti. Tai tarkim, kaip pavyzdžiui, 18 projektų, o nepagrįstas investicijų būtinumas net 7 projektuose. Tai turbūt tiek, tai ateities sumanių kaimų strategijų rengėjam keletas tokių tezių, kas iš mūsų vertinimų būtų kaip palinkėjimai, kad vietos strategijos, sumanių kaimų strategijos spręstų vietos problemas, būtų aiškus sumanaus kaimo strategijos tikslas, kad būtų konkretus ir pagrįsti tiek rezultato rodikliai, tiek siekiamų pokyčio rodikliai, numatyti uždaviniai, matomi sumanumo elementai, jie turėtų būti susiję su visas sumanaus kaimo strategija, pasirinkti tinkami vietos projekto vykdytojai, būtinos investicijos tinkamai pagrįstos, pateikiami visi reikalingi dokumentai.